Sveiki, dar kartą, jau matėmės, ar ne? Tai mano visa šiaip karjeros, ar ne, visas kelias arba didelę dalį savo gyvenimo aš iš tikrųjų pati praleidau labai skirtingose srityse. Ir va šiandieną, kadangi noriu kalbėti apie burbulus, tai jaunystėje studijavau politiką, iš politikos perėjau į psichologiją, dirbau su kūrybos žmonėmis, dirbau versle, dabar dirbu su viešu sektorium, dirbu su kultūros žmonėm, dirbu su mokyklom vaikais. Tai labai plačiai platus mano tas burbulas, arba kaip mes jį pavadinsim. Ir man dėl to šita tema galbūt labai artima. Ir aš noriu iš tiesų pradėti nuo to, tai kiek mes arba kokių tų burbulų turime. Tai burbulų čia yra labai mažai, ar ne? Nes burbulai mes jau gimstam į burbulą, jeigu atvirai. Taip, į savo šeimos burbulą jau gimiau. Ar ne? Ir tada jau ten galbūt mano miesto burbulas, kaimo burbulas, bendruomenės, kaiminystės burbulas. Bet šiandieną labiau šnekėsiu apie profesinius burbulus. Ir meną, politiką, sportą, IT, ar ne, vienaragius mūsų, tai visa tai yra burbulai, kuriuose mes gyvename, veikiame, dirbame, ar ne. Ir dabar įdomu man pačiai buvo irgi susižinoti, pasitirinėti, kodėl mes atsirandam tuose burbuluose arba kodėl mes ten liekame. Ir beje, aš šiaip labai dažnai sakau per savo užsiėmimus, kad aš labai nemėgstu viena kalbėti, tai gali būti, kad aš jums klausiu klausimų, tai jūs man atsakykit, gerai? Tai kaip jums atrodo, kodėl mes atsiduriam burbuluose? Tai pirmą gimstam, ar ne? Bet va tarkim profesiniuose. Būtent, pagrindinė priežastis yra saugumas. Taip, ir tas saugumas jis yra keleriopas, tai nuo to, kad apskritai tai yra mano smegenims mažiau darbo, nes aš ten jau žinau dalykus, ar ne, aš ten mokiausi, tobulėjau ir panašiai, mano smegenys nenori papildomai eikvoti resursų, šiaip apskritai žmonių smegenys nenori papildomai dirbti, nenori naudoti priekinės dalies labai dažnai, nes tai kainuoja daug energijos. Todėl mes liekam arba pasirenkame tą sritį, ar ne, kuri yra pažįstama. Yra žmonės tada, kurie mus traukia toje srityje, mes juos jau pažįstame, mes su jais draugaujam, ar ne. Kultūrinis kapitalas, tai reiškia, aš tampu, tarkim, profu šitoje srityje ir aš jau kaupiu tas žinias apie tą dalyką. Todėl man ten saugu. Nu, dabar įsivaizduokit, aš dabar atidirbu ar ne lektorą ir sakau, aš eisiu dabar į gamtosaugą. Faina būtų, bet aš nuo ko pradėčiau? Nuo nulio. Ką tai reiškia? Esu žiopla, nieko nežinau, nebesu tas gerbiamas, mėgiamas profas, ar ne? Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir reiškia, aš turiu susimažinti savo ego, nes čia atsiranda, kodėl burbuluose taip gera, nes mano ego yra apsaugotas. Ir aš tada turėsiu gauti daug kritikos, ją priimti, suprasti, kad kažko nemoku. Tai mes šito nenorim. Vėlgi, ar ne? Tai yra daug pastangų reikalaujantis dalykas ir vėlgi nesaugu. Ir būsime nebeypatingi. Labai šitą aš matau, ar ne, kai mes užsisėdam, tarkim, pas mus tarp lektorių būna irgi šitas, kad jeigu tu ilgai mokai, tai tu jau esi žinomas savoje srityje, ar ne, ir tu esi gerbiamas ir labai ypatingas. Ateisi į naują sritį, kur tavęs niekas nežino, truputį liūdna, tai aš nebeypatingas. Tai dėl to mes juose ir būnam. Ir pradėsiu tada nuo to, kad talentą, irgi jau šnekėjau, ar ne, ryte, kad talentą šiaip tai linkęs prisiimti kuris burbulas? Menas. Tai talentą turi meno žmonės. Taip? Ar tai yra tiesa? Ne. Tai aš jau kaip minėjau per diskusiją, tai kas tas talentas yra, tai yra mūsų kognityviniai gebėjimai, specifinę informaciją apdoroti. Ir ten yra, dabar jeigu pamatysit, ar ne, tai yra mūsų smegenų gebėjimas pastebėti modelius, ar ne, tai tarkim sukurti iš chaoso kažkokį vienetą, kaip matematikas skaičiuose gali kažką pamatyti, ar ne, menininkas spalvose, psichologas žiniose apie asmenybę ir panašiai. Tai tu gali tam chaose, kas kitam yra chaosas, tam žmogui kažkokią logiką. Taip, greičiau jungti informaciją. Čia žinokit, man šitas vakar kaip tik dar nutiko, pastebėjau, kaip tai atrodo gyvenime, ar ne? Tai gebėjimas rasti sąsajas tarp iš pažiūros nesusijusių dalykų. Kai mano sūnus pasiėmė dėžę plastikinę, pasiėmė strėlę su lipniu angaliu, ar ne, įsmeigė į tą dėžę, įsmeigė, prilipdė, uždėjo popierių ir pasidarė piratų laivą. Aš galvoju, wow.
Ne? Tai va čia tas būdas jungti informaciją, kuri šiaip nesusijusi ir tai irgi yra talentingo žmogaus bruožas. Ir intuityvus sprendimų prieimimas, tai labai dažnai netgi toks būna ir asmenybės intuityvas, kur sako, aš nežinau, kodėl aš jaučiu, kad taip yra teisinga. Ir mes ir atsakymą galim sugalvoti, ar ne, ir panašiai. Tiesiog tokių žmonių kaip ir smegenis arba kaip veikia jų protas, tai yra tuo metu, kai dalykai vyksta, jų protas pergroja šimtus galimų scenarijų variantų ir jie taip randa teisingą atsakymą. Tai yra talentas. Ne gebėjimas nupiešti, ar ne paveikslas yra talentas. Bet dabar kodėl, talentas dovana, šitą irgi ryte kalbėjome ir man iš tikrųjų truputėlį erzina, kai žmonės sako, kad tai yra ugdomas dalykas. Ir dabar jis sakė, kodėl? Todėl, kad yra dalykai, kurie yra įgimti. Šitie gebėjimai, kuriuos rodžiau, yra įgimti. Ką tai reiškia? Reiškia, vienas žmogus gims su didesniu pastabumu detalėm, kitas su mažesniu. Ir nurašyti genetikos niekada nereikia. Kodėl? Kai mes sakom, ta prasme, duodu aš pavyzdį apie krepšininkus, ar ne? Visi gali būti krepšininkais. Taip, bet jeigu tu esi aukštas, tau bus truputį lengviau pasiekti krepšį. Tai genetika prisideda lygiai taip pat prie talento arba visų tų gebėjimų, kurie eina į talentą. Tai mes gimstam su tam tikrais įgūdžiais, ne tuo talentu tapyti, dainuoti ar panašiai, bet su kažkokiu gebėjimu kažką atlikti. Tai ir tada mes galime tobulinti. Tai vieniem tobulinti reikės mažiau, taip, kitiem reikės įdėti daugiau pastangų. Ir vėl tada, kaip sako, tai kaip čia gimstama, negimstama, vėlgi, duosiu sūnaus pavyzdį, jam 6 metai, jisai prieš 2 mėnesius pamatė pas kaimyną longboardą, neturim aplinko jokių riedlentininkų, dviratis jam nelipo, paspirtukas nelipo, atsistojo ant lentos ir nuvažiavo. Ne? Ir nuvedžiau riedlenčių mokyklą, pirma pamoka atėjo, sako, kas jį mokė, sakau, niekas. Okei, sako, po 5 pamokų kiti taip nedaro. Tai va čia tada, kur tu galvoji, kad kažkas įgimta yra gebėti kažką daryti, ar ne pasyti, sakau, reikės pasianalizuoti. Tai ar talentas dovana, tai kaip sakau, kažkas tai gimstame su tam tikrais gebėjimais, kitiem reikia daugiau dirbti. Ir dabar, kai sakome, kad reikia dirbti kažkurį laiką, reikia suprasti, kad, tarkim, aš asmeniškai niekada netapsiu dainininkė, tai va būti realistiškais. Irgi suprasti, ar ne, labai kažko noriu. Taip, aš galiu ugdytis kiek įmanoma, bet neturiu aš šito įgimtos kažkokios savybės, kuri iš manęs padarys kažkokį labai gerą profesionalą kažkokioj srityje. Ar taip? Taip, tarsi, kaip sakau, kiti sako, Gintarė, Excelis dovana, sakau, ne, tai vidinė mirtis ir aš geriau sumokėsiu žmogui už tai, bet nedarysiu, ar ne? Tai mes atsirenkam dalykus. Labai įdomu yra tai, kad talentas yra universalus ir mes jį galime skirstyti į meninį ir funkcinį talentą, ar ne? Tai meninis yra, fokusas jo yra į subjektyvę saviraišką, tai reiškia, kaip aš matau aplinką, o funkcinis yra į objektyvų rezultatą, tai reiškia, kaip šis sprendimas arba tai, ką aš darau, veikia aplinką ir kokį rezultatą suteikia. Ir čia įeina tokie talentai kaip emocinis intelektas, erdvinis intelektas, taktinis intelektas, ar ne, sisteminių ryšių matymas, inovacijų psichologija labai svarbi vadovavime ir lyderystėje, algoritminis kūrybiškumas. Tai yra funkciniai talentai. Ne? Ir jeigu žiūrėti truputėlį giliau dar iš šitas sritis, tai meno žmonės kūrybiškumą dažniausiai sieja su savo asmenybė. Aš esu kūrybiškas. Ne? O kitose sritise kūrybiškumas vertinamas per tai, ką aš su savo savybė galiu padaryti. Kažkokį rezultatą pasiekti, ne? Ir dabar kaip aš jį galiu pritaikyti. Ir dabar, žiūrėkit, labai įdomu ir kad mes kai sakom, kodėl menas savinasi talentą. Nes matomumas skiriasi. Meno matomumo, meninio talento matomumas yra labai aukštas, mes jį matome, nupieštą paveikslą, sukurtą dainą ir panašiai, o funkcinio mes nematom. Kaip tai atrodo? Aš dabar, žiūrėkit, duosiu jums pavyzdį. Čia turiu 2 pavyzdžius. Funkcinis talentas buvo naudojamas pastatyti tiltą. Taip, reiškia, turėjo kažkas apgalvoti, subraižyti, kad tai veiktų, stovėtų, pakeltų tam tikrą svorį ir taip toliau ir taip toliau. Bet mes rezultatą matome tiltą.
Ar mes sakom, kad talentingas, buvo labai čia, žiūrėk, kūrybiškas tiltas? Nesakom, mes tiesiog matom, taip tiltas, aš jį per jį galiu pereiti. Mes negalvojam, kad čia, žinokit, buvo tiek žmonių įdėta prakaito ir kraujo, kol jie subraižė, nupiešė ir sugalvojo ir dar išmastė, ar ne, kaip jį padaryti. Dabar turime skulptūrą. Mes matome fainą skulptūrą. Žiūrėk, kaip miela ateiti ir pasižiūrėti per langą, ne, va tokį ir matyti vaizdą. Ir matot skirtumą dabar tarp funkcinio ir meninio talento. Bet dabar žiūrėkit, užduosiu tokį truputį gal erzinantį klausimą. Kurio sugriuvimas būtų didesnė problema? Ką? Gal tilto, ne? Jeigu sugriūna skulptūra, ar tai problema? Problema tik tai skulptoriui. Taip? Bet žmogui tiltas sugriuvo, o Dieve negalim susisiekti. Tai funkcinis talentas iš tiesų yra labai žmogiškai reikalingas. Turiu kitą pavyzdį. Teatras, ar ne, vaidyba ir empatija darbe slaugytojos. Tai mes sakom, kad abiejose vietose reikia naudoti emocinį intelektą. Nes aš turiu gebėti pertikti emocijas teatre, kad aš suvaidinčiau tą emociją, taip? Bet dabar tai yra simuliacija emocijos. Ir kiek jinai naudos mums duoda, faina, tai jau pažiūrėjau spektaklį, ar ne? Bet dabar slaugytojos emocinis intelektas, kuris padeda paguosti pacientą, kuriam sunku. Tai tas funkcinis, čia vėlgi grįšim prie to, kad tai, ką daro slaugytoja, yra jos funkcinis, ar ne, talentas, kurio mes nematom. Mes matome, kaip jinai duria adatą. Taip, ką mes dar matom? Empatiją labai retai matom, ar ne? Ką mes matom? Ką jinai da? Sauskelnes keičia, veža pacientą, ar ne, arba panašiai, rašo kažką tai ir panašiai. Mes matom tik tai šitą. Va čia ir atsiranda tada tas netitikimas dėl to, kodėl mes menininkai, arba meno žmonės, kultūros žmonės savinasi talentą, arba mes patys automatiškai jį priskiriam jiems. Ir tai nėra teisinga, ar ne? Ir mes to pačiu gyvename tam tikram lūkesčių burbule. Nes, žinokit, labai įdomu, bet atsiranda toks klausimas, kad ar visi tikrai nori būti menininkais, turi būti menininkais. Nes labai dažnai susiduriu su tuo, ir dabar duosiu, čia yra vieno jauno menininko klausimas slaugytojai. Sako, jums nenusibosta kiekvieną rytą tuo pačiu metu eiti į tą patį nuobodų darbą? Ir jinai taip sako, aš nesupratau biškį klausimo. Sako, aš gelbėju žmonės. Ta prasme, nesako, bet o jūs nenorit kažką kurti, daryti, kažkaip tai išsireikšti, sako, aš gelbėju žmonės. Na, tai yra tas suvokimas pas kultūros būna žmonės, arba netgi tada atsiranda visuomeniai, nebūtinai pas kultūros žmonės, kad ta aukščiausia siekiamybė yra kažkokia meninė išraiška. Ar būna taip? Jeigu ne, labai gerai. Ar ne, darbuotojai tie, kurie dirba ne kultūros meno srityje, negyvena pilkose kubikose, kaip yra įsivaizduojama. Kai aš matau lietuvių režisierių kuriamus filmus, kur verslo moteris kulniukais kaime žingsniuoja, aš labai tikiuosi, kad tai yra šaržas. Nes nei viena verslo moteris gerbinti save niekada taip nedarytų. Ar ne? Tai, kur sakau, tie burbulai, mes gyvenam savo burbulus ir įsivaizduojam, kad apie verslą vienaip, verslas įsivaizduoja, kad kultūra yra kažkaip tai kitaip. Tai ir čia, žiūrėkit, aš papasakosiu savo pačios istoriją, kur, galbūt buvau ir jaučiausi spąstuose, dabar galvoju, kokius 25 metus. Kai buvau paauglė, buvo diskusija apie multitalentus, tai tikriausiai aš turėjau šitą paauglystį, kad galėjau būti pasirinkti kelis kelius profesinius ir vienas iš jų buvo, kad aš visą laiką galvojau, kad aš galiu kažką rašyti. Ne, bet psichologija mano vis tik tai buvo didesnis noras, lektoriavimas iš viso aš jaučiuosi save atradus ir savoje vietoje, bet ta kažkaip gale galvos ar ne ta mintis, kad aš turiu rašyti, nes pasižiūrėk, kiek tenai kažkas tai rašo, kuria, daro ir žiūrėk, tas yra aukštesnis siekis, jeigu jau tu pasieksi tą kūrybinį, kažkokį padarysi kūrybinį darbą, tai tu būsi pasiekęs tą visumą. Ir ką aš padariau, prieš 2 metus aš užsirašiau į scenarijaus rašymo kursus. Nueinu aš į tos scenarijaus rašymo kursus, pirma paskaita, antra paskaita,
Ten reikėjo kažką parašyti ir man sako, Gintarė, pas tave ten trūksta problemos arba dramos. Aš sakau, aš galiu rašyti tiesiog gražią istoriją. Sako, tu rašy, kaip tu rašai, bet sako, mes tau problemų prikursim. Ok, aš galvoju, aš nenoriu šito, aš tikrai nenoriu prisikurti problemų ir aš nenoriu, kad aš tada meną galbūt įsivaizdavau tą, kad aš darau taip, kaip aš noriu, o kad ten nėra kažkokios struktūros, kuri šiaip yra darbe, o pasirodo, jinai yra. Ir aš tada rašau dėstytojui, sakau, žinokit, aš nebelankysiu kurso. Oi, sako, nebelankysiu, sakau, kurso, aš nenoriu šito daryti. Ir man tai, žinokit, aš visą savaitę vaikščiau užsišiepusi, nes 25 metus aš galvojau, kad aš galiu. Ir aš supratau, kad aš negaliu. Ir man nereikia. Ir kad aš galiu mėgautis kitų meninių darbų, žiūrėti filmus, eiti į parodas, ar ne, skaityti knygas ir man nereikia šito padaryti, pačiai daryti. Ar ne, atsirado didesnis, net nežinau, ir ne kiek pagarba, bet atsirado didesnis malonumas skaitant, žiūrint ir panašiai kitų darbus ir negalvojant, kad ir aš turiu kažką tai daryti, sukurti. Ir čia yra lygiai taip pat atsiradę tai, kad visi atseit nori būti menininkais, tai reiškia, jeigu tu tada tai darai nuo mažens, savo talentą atrandi, arba būtinai turi išpildyti per gyvenimą. Ir dabar, mačiau, įvairiausių dalykų. Mačiau žmogų, irgi, ar ne, kuris nuo vaikystės žinojo, kad nori būti šitoj profesijoje ir jisai tą daro visą savo 60 metų. Taip. Ir turiu moterį, ar ne, jinai iki 40 dirbo bankuose, ar ne, ir jai viskas gerai, sako, buvo su mano darbu, ar ne. Tiesiog, kas nutinka su 40, viduramžio krizė, bet tuo pačiu ateina suvokimas, kad tu 20 metų pradirbai ir dar 20 liko. Ir pradedi svarstyti, ką tu nori daryti su tais likusiais 20, ar ne, pusė. Ir jinai sako, aš noriu pabandyti tapyti. O kodėl ne? Ir jinai nuėjo į Dailės akademiją, ar ne, ir jai dabar 50 su virš, jinai tapo, daro parodas, turi savo kaimelyje vienam, turi savo kaip ir visą aplinką, kur kviečia kitus menininkus ir jinai pati sako, kad jeigu aš nebūčiau patyrus banko visų arba verslo dalykų, aš nebūčiau dabar, kur esu. Jos netgi kai kurie paveikslai turi įtakos Excelių, labai įdomu tą matyti, ar ne, labai faina. Ir tai, pavyzdžiui, sako, aš visiškai nesigailiu, kad aš to kažko netradau anksčiau. Nėra nieko blogo savęs ieškoti per patirtis. Ir yra žmonės, kurie save atranda, sakau, nuo mažų dienų, bet yra žmonės, kurie save atranda vėliau, o kiti apskritai renka patirtis. Tiesiog, nes man įdomu. Noriu pabandyti šitą, noriu suprasti, kaip šitas veikia, noriu pabandyti šitą ir suprasti, kaip šitas veikia. Ir apie ką yra kūrybinis nuolankumas arba šita mano tema, apie kurią aš noriu pašnekėti. Meno žmonių susireikšminim. Mes dažnai apie šitą girdime, ar ne, mes dažnai šitą matome ne tik iš elgesio, net iš veido minų. Kaip atrodo veido mina susireikšminusi. Na, čia kaip mes su viena organizacija dabar šnekėjom, pagrindinė jų bėda yra akių vartymas. Kai tu pasakai kažką, visi varto akis, nes tai yra labai kvaila. Tai dabar sprendžiasi akių vartymo problema. Ar ne? Tai čia tas yra, kad aš esu, žinot, ar ne, geresnis. Bet dabar, žinokit, mes pašnekėsim dabar apie meno žmonės, bet tada pasižiūrėsim, ar tai tikrai galioja tik menui. Kaip tai atrodo, ar ne? Tai psichologai, sociologai yra atradę, kad tai iš tikrųjų yra tikras dalykas. Kad meno žmogus yra linkęs susireikšminti. Kodėl? Tai pirmiausia, tai vadinasi simbolinio savęs užbaigimo teorija arba monotropumas. Jeigu grįžtume prie funkcinių talentų, funkciniai talentai realiai reikalingi žmonijai. Menas, ar turi kokią tą gyvybiškai svarbę vertę? Kad negaliu, pavalgyti man reikia, ar ne? Man reikia turėti kur pamiegoti ir menas manęs nepamaitins. Taip galiu parduoti, bet čia aš nebe tai išneku, ar ne? Tai atsiranda ta baimė, ir čia yra ne tik su meno žmonėm, kad aš profesiškai savęs neužbaigiu, nesu pilnai išpildytas ir atsiranda baimė, ar ne? Ir aš ją tada bandau kompensuoti per ką? Per simbolius, o tas vienas iš simbolių yra garsiai rėkti, koks aš fainas. Arba koks aš ypatingas. Ir taip toliau. Šitą matau, žinokit, netgi biurose,
darbuotojai, kurie jaučiasi neįvertinti arba nematomi, tada jie pradeda labai garsiai pasakoti, kaip jie sunkiai ir daug dirba. Nes manęs niekas nepastebi, žiūrėkit, turi pastebėti. Ir tada gaunasi, tada aš nesijaučiu užbaigtas iki galo, aš tada pradedu kažką daryti. Tai čia yra šita dalis, tada yra selektyvus narcisizmas. Tai kad menininkai šiaip yra tyrimais rasta, kad narcisizmas yra dalis meno žmonių ar ne, bet ką reiškia selektyvus, tai nėra sutrikimas ar ne, bet jie kaip ir pasirenka, gaunasi aš pasirenku. Būti narcizu ar ne ir kaip tai atrodo. Labai labai įdomu, bet žinokit, šitą matau ir va šiandien netgi su sporto žmonėms šnekėjau, kas irgi gali būti pas juos, bet mes meniškais arba labiau talentingais laikome tuos žmonės, tuos menininkus, kurie yra charizmatiški, taip, kurie geba bendrauti, save parduoti, pateikti ir taip toliau. Ar ne? Tai reiškia, jeigu tu turi charizmą, tai tu talentingas. Jeigu tu tyliai tiesiog dirbi savo darbą, nėra talento. Ir šitą, žinokit, matau, kadangi dirbu su jaunais menininkais iš tikrųjų ir dalyjosi. Viena fotografė, skulptorė, keramikė, turbūt reikėtų pavadinti, sako, iš tikrųjų yra labai labai sunku, kai tu nesi žinomas ar tu esi jaunas, nes sako, dažniausiai Vilniuje, Lietuvoje yra tie patys menininkai, kurie gauna finansavimus, yra kviečiami ir panašiai. Ir tai yra labai liūdna. Nes ką tai reiškia, tai yra uždarytas burbulas ir ten nebėra nieko naujo. O būtent tie žmonės, kurie tyliai kažką tau daro, kurie nesiskelbia, jie kuria labai didelę vertę ir iš tikrųjų kuria galbūt kažką labai nuostabaus. Tai jeigu tu garsiau rėki, nereiškia, kad tu iš tikrųjų esi talentingas. Šitą esat pastebėję? Atvirai. Taip. Taip. Tai čia, žinokit, pasakysiu, ne tik meno bėda. Taip. Tai va, jeigu žiūrėti toliau, vargšo genijaus ir statuso kompensacija. Šiaip tai senai, prieš 20 metų buvo daryti tyrimai, kurie tiesiog atrado, kad meno srityje žmonės uždirba mažiau negu, tarkim, verslo srityse. Ir kas tada gaunasi, tada kompensuoti savo nesaugumą, kas liečia materialinį gerbuvį, tada menininkai kuria moralinį gerbuvį. Reiškia, aš moraliai esu didesnis, stipresnis, naudingesnis negu tu su savo materialiniu gėriu. Na? Ir tada gaunasi, kad aš kažkaip tai turiu kompensuoti šitą, kad, tarkime, man yra mažiau pinigų. Ir paskutinis, ar ne, tai yra kūrybiškumo ar psichopatologijos sąsajos. Mes labai romantizuojame išprotėjusius menininkus. Kad būti gerai, kad menininkas ar ne yra, jeigu išprotėjęs ir ten kažkoksai yra labai labai gerai. Bet dabar, ką mokslininkai tyrimai yra atradę, kad iš tikrųjų, būtent tyrinėdami meno žmonės, naudodami Big Five modelį, asmenybinių bruožų modelį, jie pastebėjo, kad taip, meno žmonėms yra būdingas aukštas atvirumas patirčiai. Tai jie linkia, ar ne, patirti daugiau ir eiti ir save nešti, ar ne, tačiau jie turi aukštą neuroticizmą, tai jie neurotiški labiau negu kitų sričių žmonės ir jie turi žemą sugyvenamumą. Ką tai reiškia? Ką reiškia turėti žemą sugyvenamumą? Jie linkia į konfliktus, ne, yra mažiau empatiški, nenori sutarti su kitais, nebūtinai supranta kitus ir iš čia ir atsiranda, kad aš esu ypatingas, nes tiesiog man yra sunkiau bendrauti. Ir dabar žiūrėkit, šitą dar aš esu pastebėjusi kai kuriuose burbuluose. Galit pavardint? Arba bent vieną pasakyti? Verslas? Aha. Šou. Kur dar? Labai gerai, politikoje. Aha, tai turime. Tai reiškia, nėra kažkas būdinga tik tai menui, mes visi šito turime. Ne? Tiesiog, kad menininkus labiau tyrinėja ir pas menininkus tai pasireiškia labiau dėl matomumo. Aš iš tikrųjų irgi vėl dabar truputėlį pa-challenginsiu, ar ne? Simbolinio savęs užbaigimo teoriją aš galiu taikyti ir taip drąsiai sakysiu mūsų Lietuvos kai kuriem vienaragiam.
Kodėl? Mes giriamės, kokie mes faini, bet tai, ką darome, šiaip yra morališkai žalinga. Ir tada tas ir atsiranda, aš bandau kompensuoti tai, ką aš darau, kad tai yra, tarkim, žmonijai arba plačiaja prasme nebūtinai naudinga, bet tada sakau, kad žiūrėkit, mes tiek atnešėm pelno, mes čia tokie visi faini ir taip toliau, ir taip toliau. Aš taip labai atvirai kalbu ir sakau, būtent, taip. Ar ne? Socialiniai tinklai, lygiai taip pat, kaip tenai mes reiškiamės ir taip toliau, viskas yra ant to. Tai dabar, jeigu žiūrėsim toliau, kažkaip pas mane pastrigo, labai mano turbūt viena mylimiausių knygų yra Benjamino Myerso The Offing arba lietuviškai išversta, kur susitinka dangus ir jūra. Faina frazė rasta, rašytojas neturi būti matomas, jis turi būti skaitomas. Tai man čia yra apie tos meno žmonės ir jų ego, ar ne, ir tą, kad aš turiu būti girdimas ir taip toliau, ar ne. Man geras, talentingas žmogus, ar ne, yra tas, kurį mes norime matyti, o ne tas, kuris garsiai rėkia, koks jis yra fainas ar koks jis yra geras. Ir visi žinome Maslow piramidę, ar ne, visi esame ją matę ir, kaip sakiau, saviaktualizacija yra tai, ko meno žmonės siekia. Mes mokome ir daug metų moko, kad mes visi turime jos siekti. Kas yra saviaktualizacija? Kad aš darau tai, ką aš noriu. Aš save realizuoju per savo mylimas veiklas, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Vieną dalyką žmonės nesako, kad čia Maslow neužbaigė savo poreikių piramidės. Metai iki mirties jis pakeitė savo nuomonę. Nes tai pastebėjo, tirdamas ir dirdamas su žmonėmis, kas nutinka su žmonėmis, kurie save aktualizuojasi. Kokie jie tampa? Aha, nes aš pats savo labai fainas, aš pasiekiau šitą lygį, žinai, tarusme, kaip tu drįsti man grįžtamą į ryšį teikti? Ta prasme, aš aukščiau už tave, man grįžtamą į ryšį teikti gali prezidentas ir tai galbūt, nes nevertinu jo kaip profas šitoj srity, žinokit. Ar ne? Tai kas dar? Egoistiški, mažiau empatiški, visiškai nebepaiso socialinių normų, su jais labai sunku dirbti. Ir jisai pagalvojo, o Dieve, tai negali būti paskutinis žmogaus siekis. Ir jisai uždėjo kitą dalyką ir sakau, kodėl niekas apie tai nešneka. Uždėjo paskutinę laiptelį ir tai yra savitranscendencija. Jis taip vadino savitranscendenciją. Savitranscendenciją naudojo ir Viktoras Franklis. Viktorą Franklį galbūt žinom, ar ne, psichoterapeutas, psichiatras iš tikrųjų išgyvenęs holokaustą ir parašęs knygą Žmogus ieško prasmės. Ką reiškia savitranscendencija? Tai savitranscendencija yra man apie tai, čia yra ar ne apibendrinimas, apibrėžimas, bet man savitranscendencija yra aš realizuoju save, aš darau tai, ką myliu ir esu geras žmogus. Ir su manim malonu būti. Ir va čia tas kūrybinis nuolankumas, nuosaikumas galbūt, kur atsiranda, ne? Ir aš suprantu kitus žmonės, ir aš esu empatiškas, ir aš esu nesusireikšminęs ir taip toliau. Kaip jums šitai skamba? Tai va, ir aš apie šitą, žinokit, labai daug kalbu apskritai paskutiniu metu, nes aš mokau atsparumo, aš kalbu apie gyvenimo prasme. Tai yra, įsiprasminom tada, ir laimingi jaučiamės tada, kai kažką darome naudingo ne tik savo. Ir aš kaip juokiuosi, sakau, žinokit, kai ateina žiema ir kai reikia pradėti lesint paukščius, man tokia prasmė atsiranda. Kiekvieną dieną iš ryto bėgti. O Dieve, reikia sėklų nupirkti, baigėsi mano maistas, ar ne? Ir atsiranda ta prasmė, kaip tu įsiprasmini kasdienybėje, labai labai svarbu. Tai yra šitas, aš galiu mokyti, ar ne, aš matau savo darbe labai daug prasmės ir aš dar turiu daug mažų prasmių gyvenime, kurios šiaip kitiem neturi jokios prasmės, bet man turi. Ir tada atsiranda, kad aš esu tam kitam lygmenyje ir jaučiuosi gerai. Ir dabar žiūrėkit, pasižiūrėkim. Dabar klausimas. Žiūrim į šitą lauką ir ūkininkas žiūri į šitą lauką. Ką jis mato? Bus duonos. Geras derlius. Kas? Bet šiaip tai bus geras derlius, ar ne? Jeigu neužlis, turėsim ar ne parduoti, turėsim duonos, pasimaitinsim, ar ne? Žiūri šitą nuotrauką dailininkas. Ką jis mato? Spalvos. Kas dar? Kaip? Kokie debesys, ar ne? Jis mato kompoziciją, jis mato spalvas, jis mato
įkvėpimą, ar ne, ir panašiai. Dabar grįšiu prie to, kieno darbas gyvybiškai svarbus tada būtų. Ūkininko. Va. Ir čia, kur mes užstringam saviaktualizacijai ir važiuokit, ką turime daryti tada, kad išeiti. Šitas man labai patinka. Ne? Mes nesame ypatingi todėl, kad esam kūrybiški. Ar ne? Mes esame privilegijuoti, nes kiti žmonės naudoja savo kūrybiškumą tam, kad užtikrintų mūsų išgyvenimo, kol mes užsiimame saviraišką. Ar ne? O jei mūsų saviraiška, žinokit, nepabaigiau, prisideda prie jų gerovės, mes galime jaustis pilni. Tai grįšiu prie mano nuotraukos, nupiešė tapytojas paveikslą ir ūkininkas jį pasikabino. Kaip faina, mes uždarėm ratą ir visi baisiai laimingi. Ar ne? Man tai, pavyzdžiui, labai faina, ar ne? Sakau, tai taip mes galim užbaigti ratą, vietoj to, kad aš esu, žiūrėk, matau tavo laukia daugiau tenai, ką čia ta duona, žiūrėk, matau, kokios spalvos. Palauk, iš spalvų nepavalgysi, tai imk, aš tau duosiu duonos, o gerai, aš tau padovanosiu paveikslą. Kai vyksta natūralūs mainai, mes vienas kitam esam labai reikalingi. Tai kiekvienas burbulas reikalingas. Tai va, kaip išsilaisvinti iš burbulo? Ar reikia išsilaisvinti? Labai patogu tam būti, bet ar rekomenduojama? Rekomenduojama. Čia labai trumpai mano laikas, žiūriu, baiginėjasi apie klientą, kuris drįso būti kūrybiškas. Aš buvau ta klientė, grafikos dizaineriai, susisiekiau, kad man sukurtų logo. Mes apsitarėm, kaip ir viziją suprato, lygtai suprato, ar ne, ir pradedam dirbti, jau tų ieškoti būdų. Ir man vis ne tas. Ne taip, ar ne? Aš jau tampu to sudėtingų klientų turbūt jai, ar ne? Baisiausia yra, kad aš esu dirbus su kūrybinė agentūra, kurie apskritai vardijo klientą kaip priešą. Aha, ir aš tada sakau, žiūrėkit, palaukit, sakau, aš papaišysiu. Ir aš einu. Aš rankai nupiešiau, nufotkinau ir nusinčiau. Ir jinai sako, aš dar gyvenime neturėjau kliento, kuris man nupiešia, ką jinai nori. Ir aš dabar galvoju, menininkas, ar galėjo įsižeisti? Taip, nes aš tik atėmiau iš jos darbą, jos talentą, ginai apie tai yra. Bet talentas nėra monopolija kažkieno. Mes iš tikrųjų subendradarbiavom ir mes radom geriausią sprendimą abiem. Ta prasme, vietoj to, kad aš apsiimu, čia yra tik tai mano ir tik aš turiu kaip dizainerė teisę kurt. Ką aš padarau? Aš užblokuoju kūrybinį procesą. Nes klientas arba kitas žmogus gali turėti gerų idėjų. Ir apie tai man yra kūrybiškumas, talentas ar ne, arba išėjimas iš to burbulo. Tai kodėl naudinga iš jų apskritai išeiti, ar ne, tai burbulai šiaip stabdo talentą. Vėlgi, mes susifokusuojam tik tai tenai ir mes nebematom kitų galimybių. Reiškia, aš matau tik tai tiek, paprašė nupiešti tą, tai dažniausiai logo atrodo taip, ir aš vis bandau ir žiūrėk, vis netitaikau, kokia sudėtinga klientė. Ne, galbūt reikia kažkaip abiems susisėsti, nepasimti tik tai savų pozicijų, ar ne, ir rasti būdą dirbti kartu. Mes labiau esam tada inovatyvūs, mes galvom, kad mes esam saugus, bet mes saugus tapsime iš tikrųjų netgi labiau, kai mes pažinsime žmonės skirtingose srityse. Aš jaučiu, esu labiau pilnas negu, ar ne, pilnas puikybės, tai aš esu labiau pilnas per tą savitranscendencijos pusę. Labiau suprantu tikrąją vertę, kurią kūrė funkcinis talentas. Ne? Ir taip pat aš esu labiau empatiškas, labiau supratingas ir ženkliai atsparesnis. Kodėl žmonėms reikia empatijos arba kodėl reikia atsparumo? Kaip sakau, prieš daug metų mes turėjom atsispirti kam? Sunkiam pragyvenimui, ten maisto ar ne, galbūt sunkumai taip toliau ir taip toliau. Šiandieną sunkumai pasikeitė ir sunkumai iš tiesų yra didesni. Nors jie atrodo mums kvailesni galbūt, socialiniai tinklai atsispirti, lyginimas su pasauliu, kaip jauna menininkė irgi man sako, aš nebežinau, ar aš galiu kažką sukurti, nes viskas ir šitiek pasaulyje visko prikurta. Ir aš jai sakau, žiūrėk, aš mačiau to pačios pievos kampo 9 paveikslus. Ir jie visi buvo skirtingi, tos pačios dailininkės. Ar ne? Tai jeigu viena dailininkė to paties pievos kampo gali nupiešti 9 paveikslus, tai tu kaip kitas žmogus, tu gali tą pievos kampą matyti dar kitaip. Tai gali, ar ne? Svarbiausia yra nesilyginti. Tai atsparumas ir tvirtumas, o būtent atsispirti tokiose situacijose. Ir kaip mums reikėtų išeiti iš tų burbulų?
Tai radikaliai suprasti, kad visos profesijos yra reikalingos ir slaugytojo, ir pardavėjo, ir padavėjo, ir nėra menkų profesijų, mes nesam vieni kažkokie aukštesni, geresni ir taip toliau, ar ne? Ir dirbti prie savitranscendencijos reiškia, prie to, kad aš esu save realizavęs ir esu mielas žmogus, ar ne? Ir iš to, kad aš esu ir man svarbu, aš išeinu, kaip aš galiu prisidėti ir padėti tuo, ką aš moku, žinau ir galiu. Tai ačiū. Ačiū, Gintarė, aš noriu paprašyti grįžti prie slaido skaidrės, taip, kad galėtų tie, kas nori užduoti klausimus, skanuokit, rašykit ir aš Gintarei tuoj pat juos perduosiu. O kol tų klausimų laukiam, Gintarė, aš pati turiu kelis klausimus, nes nepaklausiau visų per diskusiją, aišku. Jūs minėjot per savo pranešimą, kad nurašyti genetikos nereikia, bet jeigu labai norim su dideliu darbu išmokti galim, bet labai norėdami. Kas jūsų praktikoje pasirodo geriau? Ar tie žmonės, kurie gimė, bet nelabai dirbo su to, ką turi, ar tie, kurie gimė neturėdami, bet žiauriai norėjo? Noras yra svarbiau negu tiesiog, kad aš turiu talentą. Nes tai yra apie, dabar galvoju, koks lietuviškas žodis, attitude, nusiteikimą mano. Ar ne? Aš galiu labai galėti, bet su manim gali būti neįmanoma dirbti ir aš galiu būti labai bjaurus. Jūsų auditorija klausia, ar jūsų sukurtas logotipas jums patinka ir po 10 metų? Nepraėjo dar 10 patinka ir patiks. Jūs dar savo pranešime, čia jau dabar aš klausiu, sakėt, kad negalit būti dainininkė ir nusprendėt, kad nebūsi dainininkė, bet kai įsijungiam, tarkim, kokius nors talentų šou, ten yra labai daug žmonių, kurie negali būti dainininkais ir nori jais būti, tai mano klausimas yra, kaip pasikalbėti su savim ir atskirti, nes mama ir tėtis turbūt pagirs visada, ar bent jau taip įsivaizduotume, kad pagirs visada, bet tarp to, kas patinka mamai ir tėčiui ir tarp to, kas galėtų patikti visam pasauliu, yra labai didelis tarpas. Kaip atpažinti, kad tu iš tikrųjų gali šitą daryti, o ne tiesiog man patinka, mama ir tėtis pagyrė, gal aš dabar būsiu kita Beyoncé. Okay, čia labai ilga tema ir labai ilga diskusija. Mes turim laiko, žinoma, viskas gerai. Okay. Pirmas dalykas, brandus žmogus, emociškai brandus žmogus, atsparus žmogus į save priima realistiškai. Jis nesusikūrė iliuzijų, ar ne? Tai čia yra, ir tai priklauso netgi nuo mano auklėjimo, ar ne, toj pačioj vaikystėj. Tas gyrimas yra labai blogai, jau mokslininkai jau tvirtina, kad vaikų gyrimas vardant gyrimo yra didelė jam žala. Ar ne, kad jeigu mes giriame tai tikslingai, tai čia ir tėvai turi prisimti didelę atsakomybę dėl šito, kaip jie tos vaikus savo ugdo, ar ne, ir pasakyti, kad, galbūt, žinok, gražu dainuoji mums ir galbūt tada skiriam pajėgumus į tavo stiprybės, kurias tu turi, o ne į tai, kur reikia įdėti labai daug pastangų. Kai kuriem reikia pagalbos, tą pasakant, esu turėjus ar ne žurnalistą, kuri labai norėjo dirbti ekonomikos srityje, bet jai nesisekė. Ir mokėsi ir visa kita, ir vis tiek nesiseka. Ir reikia pranešti, nesiseka. Ir mes tada jos klausėm, o kodėl tu ten norėjai? Tai jis sako, aš noriu būti per televizoriui. Nes ekonomikos žurnalistas buvo telikė. Ir mes supratom, sakom, tai tu pasimk savo srity, kur tu gerai kažką moki, o nebandyk save privesti prie kažko kito. Ir tada mes tave įdėsim į tą teliką. Žinokit, to logotipų čia pirti pakūrėt. Ar chirurgas, kaip ir dizaineris, irgi turėtų leisti talentingam pacientui pačiam kartu pasioperuoti, nes kitai būtų varžomas kūrybiškumas? Ne, čia geras. Bet žiūrėkit, chirurgo darbas kitoks, nepykit. Aš kadangi turiu savo chirurgą, taip sakant, ar ne? Tai man labai patinka mano chirurgas, kuris atvaro, kad tu čia žliumbi, tau psichiatrą pakviest. Žodžiu, esmė yra ta, aš, pavyzdžiui, čia kaip suprasti gydytojų burbalą reikia. Jie negali turėti empatijos, nes jie kitaip negalės daryti, ką jie daro. Ar ne? Jeigu man kiekvieną kartą bus gaila to žmogaus, kuriem aš atversiu ten galvą, aš negalėsiu jam ver galvos, nes man drebės rankos. Ar ne? Tai čia šitą suprantu, tai tiesiog yra nesulyginami darbai. Tiesiog nesulyginami darbai. Kaip paaiškinti tai, kad sudėtingais laikais meno yra tik daugiau? Ar tai nenuneigia, kad menas, minties, kad menas yra tik antrailis dalykas ir gal netoks būtinas gyvenime? Taip. Mes, ta prasme, sunkiais laikais mums padeda išlikti dainos, ar ne, muzika ir panašiai,
bet jos neatstojo duonos. Jos mus palaiko dvasiškai, galbūt palaiko mūsų dvasią, kas irgi yra svarbu. Ar ne? Šiandieną menas yra labiau kaip kas prabangos dalykas, ar ne? Menas, sportas, jų netgi visa šitą, ar ne? Tai yra kaip pramoga, ar ne? Pomėgis, hobis. Kai senoviai buvo dainos, kurios mums padeda, taip, valio. Plus aš dar pridėsiu čia ne į temą, meno žmonės arba iš meno žmonių mes galime labai pasimokyti būtent to atsparumo. Kodėl? Todėl, kad meno žmonės nuo pat vaikystės turbūt turėjo girdėti, ką tu čia darai, ką jie čia nesąmonė ir taip toliau, ir jie turėjo gebėti nesugriūti, nesulūžti ir toliau eiti ir daryti tai, ką jie daro. Todėl jie šiandieną nebijo eiti ir sakyti dalykų, ką, tarkim, verslo žmonės gali bijoti. Tai čia yra labai naudinga. Kaip laviruoti tarp brandaus savęs vertinimo ir perdėtos savikritikos? Brandus savęs vertinimas yra, aš priimu savęs su savo pliusais ir minusais, bet aš turiu save matyti pliusus. Ar ne? Tai va čia savikritika yra, kad aš esu tik tai negeras, o brandumas yra, aš šitą galiu. Ir man nesvarbu, ką kiti galvoja, aš tą galiu, ar ne? Ir aš tą galiu įrodyti pavyzdžiais, nors, tarkim, nes, pavyzdžiui, aš jeigu su Audra sakytų, kad Gintarė šito negali. Audra manęs nežino. Ar ne? Ir santykė, va, tarkim, su tam tikrai žmonėmis, jie nemato mano gebėjimo. Tai aš žinau save. Ar ne? Ir aš galiu paprašyti aplinkos, artimiausios aplinkos grįžtamojo ryšio, kaip tu manai, ar aš čia esu stiprus. Tai ieškoti stiprybių. Dabar jau tikrai paskutinis klausimas, užduodu jį todėl, kad matau, kad daug labai patiktų, ko ant jo yra, bet jaučiuosi užduodama panašiai kaip klausimo su Dievu. Kokį vidinį iššūkį sprendžia demistifikuodama menininkus? Demistifikuodama. Vidinį iššūkį. Taip. Vidinį iššūkį. Aš tiesiog gyvenu prie meno bendruomenės aplink menininkus, ar ne, aš labai jos mėgstu ir myliu, man labai sunku yra, kai aš gaunu iš jų tokius komentarus, kad oi, va tie pilki kubikai, oi tas HR-as nesąmonė, ar ne, ir man noris atverti ir sakyti, ateik, pamatys ir pasižiūrės, ar ne, kad nėra ten blogai, kad visi darbai yra reikalingi ir panašiai. Ir tuo pačiu, aš kadangi esu ir verslą vedus į meno pasaulį, aš noriu, kad verslas, tarkime, irgi pamatytų naudą tame, ką daro kultūros ir meno žmonės. Va. Viskas, ačiū.